Vyriausiasis treneri, sveikinimai su debiutu tokiuose pareigose, tai visų pirma apie tai, aš žinau, kad pavaduojantis esat vyriausias treneris, bet vis tiek toks simbolinis akcentas, tai kaip ta pirma patirtis tokia? Labai faina, tikrai buvo jaudulys pradžioj, tų nervų net pirmai pusė, jeigu neklystu, nei time-out'o nepaėmiau, tai net Gintaras sako, tai paim vis tiek, sako, jo, reikia, bet to patirties, to įpročio nėra, bet tikrai faina buvo. Kalbant apie pačias rungtynes, kaip jūsų galva sekėsi išpildyti tuos uždavinius, kuriuos kėlėt prieš rungtynes su komanda? Žvelgiant į rezultatą, atrodo, kad viskas pavyko. Kaip iš tikrųjų yra jūsų galva? Ne, šiaip gerai buvo, ką norėjom, gynyba, viskas maždaug padarėm, kaip ir akcentavau su Gintaru, bet tas rezultatas yra kaip yra, bet tikrai dar daug yra kur šlifuoti, kur gerinti žaidimą. Tas pats Ūlė sakė, kad tikrai mes netokie geri, kaip atrodom, žinai, kaip daug šiandien buvo, tai daug darbo liko, bet pirmos draugiškos varžybos, tai normalu, kad taip, atsiprašau, nedraugiškos kontrolinės, kol Gintaras paskui manęs piks, tai viskas tvarkoj buvo. Šiandien Žalgiris įspūdingai metė tolimus metimus, jų gavo iš beveik visų pozicijų žaidėjų. Ar tai yra tas naujas Žalgirio veidas, kurį gali matyti, ar tiesiog reagavimas į tai, kaip varžovai galbūt gynyboje žaidė? Ne, žinai, Ūlė pataikė, Arnas pataikė, viskas, žinai, bus tų varžybų, kur jie pataiko, bet turėdamas dabar Breidį, Nezas iš karto duoda daugiau tų žaidėjų, kur gali pataikyti, tas pats Kinanas grįžta, žinai, kur gal petais metais tokių metikų neturėjo. Dabar buvo tas vienas akcentas šį vasarą prisimtų žaidėjų ir vėl sakau, kad Kinanas grįžęs, tai gal tų trejekų numeriai ir pakils. Kinano sugrįžimas po 8 mėnesių pertraukos vyko irgi simbolinė tokia atžyma. Kaip jūsų galva jam kol kas sekasi eiti tą žaidybinį ritmą, ar jo minutės toliau bus dozuojamos, ar palengva didinamos, ar tiesiog jis dabar ir gali žaisti tuo pačiu 100% kaip yra? Ne, vis tiek reikia viską dosifikuoti, jos minutės, žiūrėti, kaip jisai ne per daug, tegu jisai ten žaidžia šėlės tų minučių, bet dirba puikiai, noras yra, motyvuotas, stengiasi viską per visas treniruotes daryti ir šiandien vis tiek gal kažkoks judulys jam pačiam buvo po 8 mėnesių, nežinau, prametė ten gerų metimų, bet finale mes kaip treneriai tai labai patenkinti iš jo. Kalbant apie naujokus, visi pasižymėjo taškais, pataikė ir tritaškių metimų, ir tas pats Danielius Lavrinovičius plėtė puolimą. Kaip vertinat jų pasirodymą pirmą kartą su Žalgirio marškinėliais? Labai gerai, bet vėl, kaip visur reikia gerinti dalykų, tas pats Nezas, puolime truputį tą kamuolį daugiau judinti, negu ten laikyti tą kamuolį, Lavrinovičius su mūsų stepato gynyba truputį geriau turi būti situacijų, o Breidis tikrai neblogai atrodė, sumetė savo metimus, kovoja dėl kamuolio, bet irgi ant gynybos reikia visur šlifuoti. Sakykit, kokie toliau laukia uždaviniai Žalgirio? Žinom, kad rinktinė netrukus baigs savo pasirodymą, grįš į Lietuvą, kada galima laukti kitų žaidėjų, trenerio Kazio Maksvyčio, ar visa komanda jau bus kitose iki sezoninės rungtynės, ar bus paskirstas ir poilsis ir panašiai? Ne, aš įsivaizduoju, treneris ir Evaldas su daktaru grįš ir iš karto turbūt prisijungs, o žaidėjams duosim pailsėti, Rolandui, Įgiui ir Dimšiukui. Tai žiūrėsim, kiek to laiko bus, bet draugiškose varžybose manau, kad vėl kontrolinėse varžybose turbūt nebus jų.